Oi, bet miegojau 6 valandas šiandien, dabar yra po 80. Man turi reikia varyti paskaitą į šitą matematinės fizikos lygtis ir būtinai turiu varyti. Pusryčiai nebus tokie kažkokie crazy, bet pusryčiam 233 gramai šito maskarponės sūrio torto iš Maksimos. Nes jis šiaip yra tiesiog gauti, žiauriai geras. Ir arbatos. Ir kalorijas irgi davai paskaičiuosim tada šitai dienai, tai aš kažkur įmesiu kalorijas ir makrus šito. Antras mylas. Žiauriai pasiilgęs buvau sušių, nevalgiau sušių daugiau nei pusmetį. Tai 2 kepti Filadelfija, Kalifornija, ir man atrodo su tunu ir su lašiša. Tai va. Čia ką žinau, čia visas šitas tai tikriausiai gerokai virš 1000 kalorijų, bet mes dviese valgysim, nes dar reikia pasitaupyti kebabų. Kebabas kaip čia bus pagrindinis patiekalas dienos. Trečias mylas. Kebabosikas iš Jami su pasiemo monstrą. Kur kritas? O. Didelis kebabas su... Karoči, jautiena, kopūstai, mišrus padažas, su daugiau padažo, traškūs svogūnai, jalapenai, gauda sūris. Tai va tokį. Visas kebabas apie 1300-1400 kalorijų. Tai dabar dorosiu. Sudorosiu ir iš kokios pusvalandžio valandos važiuosiu į džymą ir tada susitiksim džymą. Neatsimenu, kada paskutinį kartą buvau taip prisivalgęs. Labai seniai tas kebabas. Nemalausim. Prie Žalgirio. Ne Žalgiris, tai ne, dar geriau. Jo. Uždienelį turim ir jau šiandien kiek būti belė kiek. Jau žiauriai jaučiasi. Patiek privalgiau ir dabar pabuvau išgeriau privalkiauti. Tai jau buvau kosmiškai daug. Tai šiandien bus visiškas annihilation tikriausiai. Mesiu realiai tiek svorio, kiek žinau, kad maksimumą galiu tikrai pakelti ir varysiu tiek. O pradžiai apšilti būtinai reikia, nes kitaip pečius susidarysiu. Čia per veidrodį nesimato, bet man drauga padovanojo maikę. Yeah buddy, Lightweight baby. Fucking banger. Pačią geriausią merginą turiu. Gerai, pečiai šilti, tricepsai šilti, krūtinė taip pat. Tai tiesiog incline pressą. Nesusmito tiesiog apimti paprastai. Taip, pirmas movement incline bench pressas. Dar biškį vėso, kad sudžiai per dar. Bet, apšilimui po 15. Tai po to pirmas working setas, nes vis tiek reikia apšilti ir be pirmas working setas jau gal po 20 tikrai, bet gal po 20 tada žiūrės.
Gerai. Jo, po 20 tikrai. Lemba, šitie tipo biški trukdo. Šiek tiek. O, kur šį vienodų uždės. Nu jo. Šitie vos trukdo, bet be jų tai negaliu. Ypač jeigu iki faileriai, tai susipausim, net. Ir šokam prie pirmų setų. Jo, nu, kadangi negaliu eiti iki visiškai deep, tai reikia tokius, half repus daryti, bet man jaučiasi daug. Dar vieną tokį patį su tokiu pačiu svoriu. Kad ir kokius 5 padarysiu, vis tiek ten yra nauda. Gerai, dabar laikas kažkokiem flyam padaryti. Gal atsitemsiu... Gal nusitemsiu vieną benchą iš tikrųjų iki keblių. Upwards fly. Pirmą setą padarysiu po 15, kad biškai dar labiau pajausti movementą. Ir antrą, manau, jau atsidėsiu. Matysim, kaip bus, bet tikriausiai. Tai pasilgu šitą pratimą iki savo. Tikrai dar 2-3 setus šito nes žiauriai gerai. Tai, po 20. Dar vieną setą, dar vieną su 15. Atkompensuosiu tą 4 setą kažkokiais dar flyais, gal lemba koks skirtumas didžiulis treniruočių, kai valgai deficitą, kai valgai daugiau. Kosmosas. Aš dabar tiek jėgų turiu, atrodo, kad galėčiau 2 valandas nieko nedaryti, sakau taip žiauriai. Bus labai smagus bulkas, aš jau matau.
Gerai, dabar dar kažkokį pušint tikriausiai ant mašinos. Yra iššokėlėm incline mašinos. Aš šiandien biškai matau daugiau lauko daryti jau kažkokio incline movementą, ne tik decline. Tiesiog kažkaip jaučiu. Tai decline movementą gal beveik nebus įskyrus crossoverius ir galbūt cable flyus. Ir po šito tikriausiai bus back deckas. Tai po back decko kažkokie crossoveriai. Dasimesiu dar potenciją. Gerai, nusimesiu po 5 ir dar vieną setuką padarysiu. Visa tik back deckų ir vienas crossoverių krūtinė bent. Back deckų čiūjo abu setai su tam 2,5. Tai tu biškį pavargęs 60 nereikia persistengti. Taip, crossoverių. Jo, tikriausiai vienas setas. Ir prie shoulder press. 20, aš gal vieną pabandysiu ir pažiūrėsiu, ar gerai, ar biškį padidinti. Tai žiūrim. Bus gerai. 20 iki dugno.
Krūtinė viskas. Tai shoulder pressą su kanteliais. Pasiimu po 22, nes prasiučiuosi. Pasiimu 22. Nu, galėjau techniškai 24, kaip prasiučiuosi, bet gal po truputį didinu svorį. Neiškart šokt. Bet aš manau, kad už kokių porą savaičių galėsiu atrasti 24. O į tą skauda. Dar vieną su 20 ir tada paskutinį su 20. Gerai, prie 20 einam. Lateral raise. Jo, gerai. Jo, su 10. Pro lateral raise aš tiesiog sukabinsiu greit visus, nėra ko labai šnekėt. Šių boring pratimas, bet efektyvus.
tricai. Pradėsiu gal nuo... Padarysiu taip, pradėsiu nuo paprastų pushdownų. Tada supersetą overheadų su row potential. Tikriausiai, taip tipo pamiksuosiu po 3 setus kiekvieno, 1 setą depsų tikriausiai viską. Pushdownais pradėsiu nuo 60. Dirbčiau jį padidinsiu iki 7,5 nuo 2-3 seto. Jeigu jausiu, bet turėčiau, nes jeigu tik pilnu. Gal kitiem 2 setam tikriausiai 170. Vienintelė bėda pastaruoju metu su pushdownais apskritai tricepsų kažkokiais, tai kad biškį alkūnų girnelės pradeda skaudėti, ypač ant sunkesnio svorio. Tai arba tipo elbow repai, arba čia gali būti irgi dėl to, nes tipo pakankamai nevalgiau ir pakankamai nedastatydavo sąnariai, tipo. Ir dėl to taip yra. Nes su kelienių sąnariais kaip ir viskas ok, su visais kitais kaip ir viskas ok, bet su tricepsais čiūda ant tų svorių, kadangi taip stipriai ištempia juos, ypač kai didesnis svoris, tai po to biškį nejaukus toks jausmas. Tai bandau labiau gal taip, kad iš apačios stumt, nes tokiu būdu daug mažiau jaučiasi. Visgi trečiam setui pamažinau, tai šiam daugiau padarysiu ant tricų 90 negu 6 su tokiu. Nesakau, ant sąnarių stipriai gula, tai gal geriau sumažinsiu kol kas. Gerai, supersetu tą overheado su extensionais. Kokius 2 tokius supersetus, 1 setų depsų ir minsiu. Taip, raupai ant 30, o šitas ant 60. Lemba žiauriai gerai, nes šitas toks labiau heavy išpušint, o šitas susqueezint nulupa visą tricą realiai. Tai dar vieną tokį
Jo, dar vieną tokį, taip aš pasididinsiu overhead iki 7,5. Davai. Eso. Dar vienas setas dirbsiu ir pozuot. Taip, kadangi jūs stipriai šiandien jaučiuosi, tai kem 5, 90 papušinsiu ir tikiuosi neišslysiu šį kartą. Kėdės. Papozuot. Nu ką, pirmas bulko pauzos. Man, aš atrodo biškai didesnis, man atrodo. Bet aš žinau, kodėl taip yra. Dėl to aš šiandien prisivalgiau gal 400 gramų karpsų. Mano raumenys tiesiog glikogeno prisipildė. Nu, mokslo pamokėlė. Glikogenas yra realiai kaip sintezuoti angliavandeniai, kurie ir glikogenas kaupiasi raumenyse iš esmės. Ir 1 gramas glikogeno pritraukia 3 gramus vandens, man atrodo. 3 ar 4. Tai, žodžiu, jeigu tavo raumenys labai prisipildė glikogeno, tai reiškia, kad pritraukia vandens, tai reiškia, tavo raumenys biškai didesnė prisipildė. Angliavandeniai dėl to yra iš tikrųjų svarbus, nes jeigu angliavandenių mes nevalgom, tada mūsų kūnas pats bando pasigaminti angliavandenius iš kažko. Karoči, aš turiu šį biochemiją kaip tipo papildomą dalyką, bet aš ten dar tiek nesigilinęs, tai... Holy shit, gerai. Nežinau, kaip pavadinti šitą pozą. Kažkaip ne taip, kaip ten Arnoldas darė. Nemok.
bet vis dar priteisai, taip pat tiesiog stovi ir įtempti tą grūdaką. Ir taip batus. O, vat šitas. Fucking sick, oh my god. Maistas prasidėjo, karpsų gavau, treniruotė šiandien buvo žiauriai gera. Ir aš dar dabar turiu jėgų, tipo. Kuo toliau, tuo manau tai gerės ir visas stiprės. Aišku, prarasiu tą lynes, bet dėl jėgos ir dėl nesveikų gainsų verta. Vis tiek po to nusikatinsiu kažkada. Gerai, viskas, namo, pavalgyti, miegoti, nes jau 1:30.